Manau, kad apskritai šitas varžybos buvo pačios pirmosios mums tokios kaip oficialios varžybos mūsų tinklinio mokyklos merginams. Tai natūralu, kad mes dar susidorojam su tą įtampą tokia. Nu, ta prasme, mes jau ją jautėm anksčiau ir draugiškas varžybas žaisdamas. Tai tikimės, kad jau ateityje tų klaidų nebekartosim, nes tikrai jaučiasi tokia, kaip sakau, net ore tvyro įtampa. Nu, tai čia reikia padirbėti dar tuo klausimu mums. Paskui atsipalaidavom ir viskas sekėsi kur kas geriau. Sėkmės jums linkim tolimesnėse varžybose. Ačiū. Iki. Ačiū jums. Tai, kadangi laimėjom, tai visgi yra 10 balų, bet merginos yra pirmas varžybos, tai vis tiek iš 10 neduodu 10, bet 6 tai tikrai yra kur mums stengtis, tai duodu taip grubiai 6. Erika, kuri jūsų komandų žaidė šiandien naudingiausia pagal tave? Pagal mane, tai mūsų komandos narės yra visos pajėgios, bet šiaip deleguoju Augustę, pas ją ir smūgis yra stiprus, tai Kamilė deleguoju už blokus, bet šiaip pas mus yra stipri komanda, visos stiprios mergaitės. Neišskirsiu nei vienos, bet... Pažiūrėsim protokolą, ar ne? Protokolą pažiūrėsim. Ačiū, sėkmės.